Dabar aš truputėlį pakalbėsiu apie mokymus vidurinėse mokyklose. Jūs galite perduoti savo tam draugam, pažįstamam. Jeigu turite jaunesnių vaikų, tai yra labai naudinga informacija, kurią, jeigu aš būčiau turėjęs, aš tikrai būčiau galėjęs nuėjęs į koledžą, turėdamas mažiausiai 60 kredito valandų. Tai yra labai daug, žmonės netiki, kad tai yra galima. Aš dabar, kai jau į universitetą, aš turėjau 17 kreditų valandų susirinkęs iš high school. Tai kuriems žmonėms tai atrodo, kad tai yra ir tai labai daug, bet tai, tačiau man, kaip aš sužinau, kad yra dar didesnės galimybės, dar daugiau šansų susirinkti, dar daugiau kreditų. Kadangi aš universitete dirbu UIC Orientation, tai yra ofisas, kuris priima visus ateinančius studentus iš high school'ės, visus ateinančius studentus iš community colleges ir taip pat ateinančius studentus iš kitų koledžų per visą Ameriką. Tai aš esu matęs įvairių variantų, esu matęs daug žmonių, kurie ateina. Aš pažįstu pirmamečių, kurie atėjo į universitetą turėdami 70 kreditų valandų, atėjo iš high school. Ir tai gali pasiekti kiekvienas, tai gali būti kiekvienas žmogus ir tai nėra labai taip baisu ir kaip žmonės gali galvoti, kad tai yra labai sudėtinga. Kaip vidurinė mokykla yra dvi galimybės, kaip galima susirinkti koledžo kreditus. Vienas tai yra vadinamas dvigubas kreditas, angliškai, aš noriu su jūsų terminologija biškį supažindinti. Tie, kurie gal nėra labai susipažinę, vadinasi dual credit. Tai jūs tiesiog, tas kreditas yra priskaičiuojamas prie vidurinės mokyklos pabaigimo, taip pat duodamas kreditas į community college. Ir po to, kai jūs perėte, tas kreditas yra duodamas jūsų vietiniam community college. Ir po to jūs tą kreditą galite persiųsti iš to community college į tą universitetą, kurį jūs norėsite eiti mokytis. Ir kaip jisai yra, tai jūs tiesiog kaip apie tai sužinoti. Aš apie tai vėliau pašnekėsiu. Ir po to kitas yra lygis, kitas būdas, kaip galima užsidirbti tą koledžo kreditą, arba kurį galima naudoti universitete, vadinasi aukštesnio paskyrimo klasės kreditas, yra Advanced Placement AP kreditas. Ir kaip šitą galima gauti, aš toliau bus irgi semos ir parodysiu, kaip iki to daeiti, nes kai jūs einate į high school, ne visi gali nueiti iki to AP placement kredito, į kitų klasių, iki to aukštesnio lygio klasių. Už tai ne visi gali tas klasės simti, bet kaip iki jų daeiti, aš paaiškinsiu. AP kreditas yra skaičiuojamas prie vidurinės mokyklos pabaigimo taip pat. Jeigu studentas nori gauti koledžui ar universitetui kreditą, tai reikia išlaikyti AP testą mokslo metų gale. Ir tai kainuoja $80 paimti tą testą. Bet tas $80 jums ateityje, jeigu dažniausiai už klasę galite gauti bent 3 kredito valandas arba 5. Ir tai paprastam universitete dažniausiai kainuoja apie $1000. Tai jūs galite pridėti visus kreditus, kiek jūs susirinkat ir kiek jūs pinigų galite susitaupyti. Ir taigi, kokias klasės simti? Mes naudosim pavyzdį kaip University of Illinois at UIC. Ir kiekvienas universitetas Amerikoje turi tam tikrus ir skiriasi. Jie truputėlį skiriasi, bet ta visa struktūra universitetų yra beveik tokia pati visoje Amerikoje. Tai šitą galima pritaikyti ir prie daugumą Amerikos universitetų ir koledžų. Taigi, jeigu jūsų studentas, kuris eina mokyklą, jeigu jisai nėra tikras, ką jisai nori mokytis, taigi kokias klasės simti, jeigu tu nesi tikras, ar tu nori eiti į biznį, ar į mediciną, ar inžineriją, tu nenori imti tų klasių, kurios tau nesiskaičiuos prie jūsų norimo arba prie jūsų siekiamo laipsnio arba jūsų profesijos. Taigi, kaip pas mūsų universitete, pas mus yra, kaip vadinami, bendro mokslo klasių kriterijos. Tai yra natūralusis pasaulis, natūralusis pasaulis, tai yra žmogaus ir visuomenės supratimas, praeities supratimas, meno supratimas, pasaulio kultūrų tyrimas, Amerikos visuomenės supratimas. Ir po to reikia būtinai universiteto lygio anglų kalbas 2 kursus paimti. Ir visus šitos kursus, kad kai kuriems jums atrodo gali būti, kad jie yra nelabai reikalingi, tačiau jūs negalėsite pabaigti universitetą ar gauti laipsnį, jeigu jūs nepabaigsite tų klasių. Ir kaip sužinoti, jeigu jūs neinate į UIC, kaip sužinoti, kokias kriterijos ir kokias klasės simti, kad jūs gautumėte kreditą tam tikrai kriterijai, kurias aš prieš tai jums pasakiau. Tai kiekviena mokykla turi vadinamą General Course Guide arba Course Catalog, arba tiesiog jie turi tiesiog katalogą, knygą arba dokumentą, internetinį failą, kur jie surašo, kokias klasės simti, kokias klasės galima imti, kurį galima patenkinti tam tikrą kriteriją. Ir čia tiesiog pavyzdys, ir mes turime internete nuorodą į UIC, jeigu esate susidomėję arba turite susidomėjusi, kurie eitų į UIC.
ir ta nuoroda yra ant jūsų paketo taip pat, jeigu jūs galėtumėt nueiti, jeigu jūs esate high school, jeigu jūs norite pasižiūrėti, kokias klases imti, jeigu ir tenais bus tam pačiam course catalog yra parašyta, yra duotas sąrašas visų laipsnių. Yra duotas laipsnis, jeigu jūs į farmaciją einate, jeigu jūs norite eiti į mediciną, jeigu jūs norite eiti būti biznierius, į reklamą norite biznėti, į marketing vadinamą, arba norite į finansus, finance, arba į accounting. Ir tiesiog, ir tenais yra parašyta, kokias klases reikia užbaigti, kokios klasės yra naudingos ir kokios jums duoda kreditą. Ir pagal tai jūs galite, jau būdamas high school'e, jau į 9, 10, 11 klasė, kuo jūs anksčiau pradedate domintis, tuo geriau jūs tuo daugiau išprasite, jūs tuo daugiau pinigų sutaupate, jeigu tai jums yra svarbu. Taigi, kaip gauti tas IP klasės? Nes, kaip sakiau, yra tam tikra struktūra, kurią jūs turite sekti, kad jūs gautumėte tas IP klases, arba kad jūs turėtumėte galimybę imti tas klases, kur jūs galėtumėte gauti arba dvigubą kreditą, arba jūs galite gauti koledžo kreditą, universiteto kreditą, imdami tą IP testą po metų, kai jūs mokotės toj klasiai. Tai mūsų, aš irgi pavyzdį naudosiu kaip Carl Sandburg High School, Carl Sandburg vidurinę mokyklą. Ir taip pat, bet dauguma mokyklų yra ypač, kaip žinote, Amerikoje yra labai skirtingi lygiai, kokias jūs mokyklas einate. Tačiau šitose pietinė pusėje, Čikago ir vakarinė pusė, visos tos mokyklos dažniausiai turi didelę gausą šitų pasirinkimo IP kreditų klasių. Ir tai galima sužinoti arba gaunant iš mokykloje klasės gidą, kuriame būtų parašyta, tiesiog klasės sąrašai būna, kokias klasės siūlomos toj high school mokykloje. Ir taip pat galima pašnekėti su jūsų, kiekviena mokykla turi counselerį arba advisorį, tai yra patarėjas, akademinis patarėjas, kuris patarė studentui, kaip pasiekti jo norimą tikslą, akademinį tikslą.